Viskas gerai. Galima pradėti. Labas Martynai. Labą. Noriu tave paklausinėti apie kritiką. Pats rašai magistro darbą iš kritikos, iš sociokritikos perspektyvos ir man pasirodė, kiek skaičiau interviu su tavimi, kad tu angažuojasi taip labiau į kritiko poziciją, nors pats esi netgi rašęs ir publikavęs eilėraščius. Nors tie eilėraščiai tokie tarsi poezija kritika per brūkšnelį, bet man susidarė toks įspūdis, kad tu tarsi nori atstovauti būtent kritiko mundurą ir pasidarė įdomu kodėl. Ar todėl, kad poetas toksai kaip narcizas, o kritikas tarsi ne, ir poetų būti populiaru, o kritikų labai mažai. Ką tu manai apie tai? Tai visų pirma, turbūt teisingas pastebėjimas, aš labiau norėjau būti kritiko vaidmenį. Iš vienos pusės labai lengvas paaiškinimas, nes man grožinė kūryba nelabai ir sekėsi, nelabai ir sekėsi. O tu bandėjai? Bandžiau. Pirmam, antram kurse rašiau eilėraščius paprastus, nekritinius. Ir tada pabandžiau rašyti recenzijas ir recenzijas sekėsi daug geriau rašyti. Ir pagavo mane tokia inercija ir taip likau prie recenzijų. Ir kitas dalykas, kad dar kai nerašiau recenzijų, mane kažkaip žavėjo būtent recenzijų skiltis kultūriniuose leidiniuose. Pagalvojau, žmogus perskaito knygą ir tada skiria savo laiką, kad kalbėtų apie tą knygą. Ir taip visai žaviai skamba. Plius man labai patinka daug skaityti. Labiau gal net negu rašyti. Tai kaip ir sakyčiau, kad suderėjo interesai su būtent kritikos pobūdžiu. O kaip tu sugalvojai rašyti visų pirma eilėraščius? Čia dėl to, kad filologijos studijos ar mokyklos laikais, ar paskatino ten kokie kūrybinio rašymo kursai? Pačius pirmus kelias galbūt mokyklai parašiau. Taip, atsimenu, man labai nesisekė vairavimo mokyklai ir parašiau kažką labai liūdno. Bet tada baigėsi tas etapas ir vėl neberašiau, tada atėjau į studijas ir ten kiti žmonės rašė ir aš pagalvojau, kad kažkaip įdomu pabandyti ir pabandžiau. Bet nieko gero neišėjo. O tie kritiniai eilėraščiai, tai jie dar kitaip atsirado, nes mane pakvietė skaityti poetinę Druskininkų rudenį jaunųjų skaitymuose. Ir man buvo gėda pasirodyti su tais, kitais eilėraščiais. Ai, tai vadinasi, kažkas žinojo, kad tu juos rašai. Mane Greta Ambrazaitė pakvietė paskaičius recenzijų. Sako, įtariu, kad rašai, aš sakiau, kad rašiau. Ir aišku, po to pradėjau gailėtis, kad sutikau, nes aš jau buvau paskelbęs recenzijų ir pamaniau, kad jeigu perskaitysiu tuos primityvius eilėraštukus, tai jie labai kirsis su tuo, ką aš veikiu kaip kritikas. Ir tiesiog sugalvojau parašyti kelis eilėraščius būtent tiem skaitimam iš kritiko perspektyvos, kur lyrinis subjektas būtų literatūros kritikas. Na ir žmonėm labai patiko, tai aš dar keletą parašiau, bet dabar jau neberašau. Ten yra tokios eilutės, jeigu norite sužinoti, ką apie jūs kas parašė, ateikite į standą A5-0 kažkiek ir aš bandžiau užsigūglinti, ar čia ne Kulspaudės standas. Taip, Kulspaudės? Taip. O, reikės prieš knygų mugę išsireklamuoti. Supratau. O tas recenzijas tu kažkaip, kiek esu skaičiusi, tai parašai tokias gana aštres. Ten aišku yra ir humoro, tokios ironijos, bet ar tau kartais negaila, aš kartais pagalvoju rašyti ten kokiam nors, nežinau, Vainiui Bakui ar Tomui Taškauskui, toks yra, jie gal truputį kaip silpnesni poetai, ar tai nėra toksai truputį gulinčiojo spardymas, nes man atrodo, kad jeigu silpnesnis autorius rašo, tai vis tiek kažkaip reikia jį skatinti, nes jeigu jisai visiškai nutrauks tą rašymą, gal jis užsiims kokiais daug žalingesniais niekais. Aš esu sulaukęs šio priekaišto, kai parašiau apie Nijolės Daujotytės Bleizgio ir Čičelio knygas, kad čia gulinčius spardymus, bet mano nuomonė ydinga pati frazė ir nėra labai pritaikoma kultūriniam laukui, nes jeigu mes sakom gulinčios spardymas, tai suponuoja, kad yra nusikaltėlis ir yra auka, kurią spardo. Ir aš jokiam kontekste neižvelgiu autoriaus kaip aukos, nes
jisai arba yra finansuojamas ir jo knyga leidžiama ir jis turi užnugarį, arba leidykla sutinka leisti jo knygą arba sutinka neleisti. Ir tai jau įgalina jį į tam tikrą poziciją, kuris nebėra pats auka. Tai bet jis nėra agresorius. Ar jis yra agresorius? Nėra agresorius. Nebent Taškauskas. Didelė sklaida be abejo gali būti suprasta kaip ir agresija. Bet aš taip vis tiek esu galvojus, kad na gerai, žmogus leidžia knygas, eikvoja medžius, eikvoja ten kokias lėšas Lietuvos kultūros tarybos. Bet jeigu jis to nedarytų, gal jis užsimtų dar kažkokiam neekologiškesnėmis veiklomis. Ten sugalvotų, pavyzdžiui, skraidyti tenai arba ką nors vartot labai. Irgi būtų taršu, bet šiaip žmogusgi bet ką jis bedarytų, jis tiek yra taršus. Tiesa. Tai gal geriau leisti žmogui rašytas knygas, leisti ten, nežinau, leidžiasi ir regionuose, yra tos spaustuvėlės, tegu jie leidžiasi. Bet va čia ir yra skirtumas tarp žmonių, kurie leidžiasi spaustuvėse, regionuose ir žmonių, kurie jau klibina leidyklas. Taip. Vienintelė Taškausko knyga, apie kurią rašiau, buvo išleista leidykloje. Apie jos savilaidos knygas aš niekada nerašiau. Kaip ir nerašau niekada apie autorius, kurie už savo pinigus išleidžia 100 egzempliorių, savo ir giminaičiam padalina ir jie ten savo ratuose džiaugiasi. Apie tų žmonių turbūt būtų negražu apie tų žmonių knygas rašyti, bet jeigu už knygos stovi leidykla, kuri išleido tą knygą, tai čia jau truputėlį visai kitoj pozicijoj tas autorius, negu tas, kuris išleidžia spaustuvę už savo pinigus 100 egzempliorių. Ir neturi nei specialaus dizainerio, nei redaktoriaus, nei korektoriaus, ten tiesiog. Tai ir ypač jeigu dar nesireklamuoja stipriai ir nėra jokios rinkodaros už jo knygos, tai aišku, tada būtų negražu juos užsipulti, bet kai knyga išleista leidyklos, plus recenzija, kiek žmogus yra nusiteikęs kurti ir rašyti, jeigu viena recenzija atbaidytų jį nuo viso rašymo. Kaip tu esi pastebėjęs, kad žmonės opiai reaguoja į recenzijas. Aš irgi žinau iš tokių bendrų diskusijų, aišku, nelabai stebiu procesus pasaulyje, bet žinau, kad tai nėra vien lokali problema. Pasaulyje visur žmonės yra jautrus, opus kritikai. Ir įvairiai jas reaguoja į recenzijas. Vis dėlto man atrodo, kad egzistuoja tam tikras etiketas. Anksčiau autoriai elgdavosi su kritikais labai bjauriai. Yra viena autorė lietuvių literatūroje, kuri buvo kritikai nusiuntus kažkokį tai falą, vibratorių ta prasme. Yra Bulgakovo romane aprašyti būdai, kaip ten Margarita išdaužo kažkokio kritiko langus. Bet tai yra, toksai gal nelabai korektiškas elgesys, švelniai tariant, ir mes kurie rašom recenzijas, mums atrodo, kad jie taip neturėtų reaguoti. O jeigu jie taip reaguoja, mes kritikai tą kažkaip priimam oriai, nekreipiam dėmesio ir toliau savo rašom objektyves, kritiškas recenzijas. Kaip tau atrodo tas požiūris? Ar jisai teisingas? Kritikas galų galiai. Kritiko požiūris. Kritikas irgi gal turi emocijų, gal jisai, jeigu jam atsiuntė kažkas atsiprašant vibratorių, gal jis irgi gali tada savaip sureaguoti į tai. Turbūt, kad gali, čia jau žmogaus pasirinkimas, kaip reaguoti ir kaip nereaguoti. Pas mus dabar, Lietuvoje, tai tos reakcijos turbūt švelnesnės negu minėti pavyzdžiai, apsiriboja turbūt apkalbom ir socialinių tinklų įrašais, kokiais nors pasišaipančiais arba... Tavo darbas, magistro darbas truputį susijęs su tai? Truputį susijęs, bet su reakcijom tokiam į recenzijas tai nelabai. Bet, o iš kritiko pusės, kai patiri tokius dalykus, tai kvaila būtų kažkaip veltis į didesnį konfliktą, bet aš mėgstu dar truputėlį pasišaipyti ant viršaus iš to, arba bent jau pasidaryti ekrano kopiją ir pasilikti atsiminimui kokius nors dalykus apie save, nes man tiesiog juokinga būna, nežinau. Man irgi būdavo juokinga anksčiau, kai buvau studentė, paskui kažkaip nelabai. Bet ar tu galvoji truputį apie autoriaus poziciją? Pavyzdžiui, jeigu tai būtų tavo tekstas, tarkim, ar tu stengiasi taip įsilipti truputį jo batus? Jeigu tu parašai knygą, ateina kritikas, kuris tau atrodo net gal ir nesuprato tos knygos
ir jisai parašo itin kritišką recenziją. Tai čia neišvengiamai turbūt visiems žmonėms kyla tam tikros emocijos, kai apie jų kūrinius kalba neigiamai ir teigiamai. Ir aš žinau, kad man irgi būtų liūdna ir turbūt būtų skaudu. Čia be abejonės. Bet nemanau, kad yra išeitis tas emocijas išliet kažkokiais nors antriniais būdais atgal. Tai, aš niekada neneigiau autoriaus teisės jaustis blogai dėl tos knygos. Man tik atrodo, kad kartais galbūt tos reakcijos pereina prie veiksmų, kurie nebrandžiai atrodo. Bet pats tu nelabai, kaip suprantu, nelabai susiduriu su tokiais pasipešiojimais. Nelabai, tiesiog pavieniai kokie komentarai, bet realių veiksmų prieš save turbūt nesulaukiau. Galbūt tik negavau kokių pasiūlymų vesti renginių ar nemokamų egzempliorių, apie kuriuos tiesiog nežinau. Tas galimybės niekada netėjo. Nesiūlo niekas nemokamų egzempliorių? Kartais taip, bet turbūt mažiau, turbūt sulaukčiau daugiau egzempliorių, jeigu rašyčiau visus teigiamai. Taip. Na, mano akimis tu kartais parašai ir palankių recenzijų, tokių kaip palankių, jos nėra jau tokios labai jau įžūlios, ad hominem ar ten kokios nors, nes visiškai konstruktyvios. Čia turbūt tokia tendencija atsiminti tokias aštresnes ir įsimintinesnes ir tada su joms sieti visą stilistiką. Aš atsimenu, parašiau tą, kur minėjau apie Bleizgį Čečelį Daujotytę ir tuomet visus metus mane atsiminė tik dėl to vieno teksto, nors buvau prirašęs ir visai daugiau konstruktyvesnių ir palankesnių recenzijų. Tai jos atminty labiau įstringa ir tada su jom tapatina. Tai ką tada daryti su visa lietuvių kritika? Kad jeigu parašo koks kritikas tokią jau tiesmukesnę recenziją, ypač toks kritikas, kuris neturi ryšių su tais autoriais, ir tada visi pasipiktina. Kokia tada būtų išeitis? Gal reikia visiems susikurti pseudonimus, slapyvardžius ir pasirašinėti anonimiškai? Aš mąsčiau apie slapyvardžių galimybę, bet aš bijau, kad jeigu visi rašytų slapyvardžiais, tai mus privestų prie dar necivilizuotesnio diskurso, kaip Kasor ir Pollux buvo. Po slapyvardžių galima bet ką rašyti, ką tik spausdina. Žymiai mažiau atsakomybės jauti už tai, ką parašai, o kai pasirašai tikruoju vardu, tai automatiškai reikia susimastyti, kad žmonės perskaitys ir susijęs su mano vardu būtent, o ne su kažkokiu slapyvardžiu. Tai nežinau, slapyvardis sukelia saugumo autoriui, kuris rašo, bet ir priveda prie pavojaus tiesiog visiškai pamesti ribas ir nebekontroliuoti turinio. Bet tu esi gana socialus žmogus. Aš tave esu mačius literatūros ir meno vakarėlyje, tikriausiai vaikštai ir į renginius. Ar tu susiduri akis į akį su tais autoriais, kurių knygoms rašei ne visai teigiamas recenzijas? Esu buvęs toj pačioj patalpoj, bet mes tiesiog nebendraujam, tik pasisveikinu ir viskas. Ir kiek mačiau, visai mielai imiesi sudarytojo darbų. Šiais metais sudarinėjai Poezijos pavasario almanachą, kas yra gana bjaurus darbas, nes kai išeina almanachas, visi turi pretenzijų. Ir tie, kurie nepapuolė, ir tie, kurie papuolė, ir tie, kuriems nepatinka viršelis, ir tiems, kuriems nepatinka atranka, ir tie, kuriems nepatinka sudarytojai. Ar ketini tą daryti ir toliau, ar tau tai atrodo tik tai toks pabandymas? Turbūt ketinu. Dabar Borutos turėčiau sudarinėti rinktinę, nes jau LKT paskyrė finansavimą. Man čia kaip... Tai per daug nenutolsta nuo kritikos veiklos, nes tiesiog dirbi su kito žmogaus kūryba, tik kitokį darbą. Nerašai apie ją recenzijų, o vis tiek vertini, apmastai, dėlioji knygą ir tada ta knyga išeina. Aišku, nuopelnas mano ten mažas, nes jau tas autorius, kurio aš kūrybą sudėlioju, jis padarė didį darbą, bet man tiesiog smagu dirbti su kitų žmonių kūryba, ypač kai ta kūryba galbūt mažiau skaitoma ir mažiau žinoma, kad ir Tysliavos. Taip. Visai šaunu yra paimti 20 amžiaus pirmos pusės autorių ir jį vėl iš naujo pristatyti skaitytojams. Taip grąžinti į cirkuliaciją, net jeigu poezija nėra labai populiari. Bet čia tiesiog tas pats žavesys kaip su kritiko darbu.
palaikai arba teigiamai, arba neigiamai vertini, bet vis tiek dirbi su kito žmogus kūryba. Čia irgi dirbi su kito žmogus kūryba. Labai panašu. Ir toks, sakyčiau, labai rimtas filologinis užsiėmimas, nors mano kartoje tai tokių dalykų vengdavo kažkodėl, nežinau, filologai. Aš ir pati nelabai verždavausi į tą sritį, ką nors sudarinėti. Na gerai, bet truputį grįžkim prie universiteto reikalų, nes tu rašai magistro darbą, greitai ginsiesi jau. Ir kažkaip vis tavo keliose interviu buvo pasakymas, kad čia tas universitetas, nebūsiu akademiku ir man truputį tas užkliuvo, nes man atrodo, kad tu turi kažkokią tą gyslelę, kuri tave galėtų palikti universitete. Bet gal tave veikia tas toks romantinis mitas, toks dar Parulskiškas, sakyčiau, Parulskis labai ten skirstydavo, čia poetas, o čia akademikas. Aš nenoriu cituoti, ką jis yra pasakęs apie Mindaugą Kvietkauską, bet ta tokia perskyra egzistuoja, kad akademikai yra akademikai, čia yra literatūros profesoriai, o poetai tai yra jau kitas gyvenimas, bohema ir panašiai. Bet man atrodo, kad tu gal ir nesilaikai tokios perskyros. Oi, ne, tikrai nesilaikau. Turbūt iš kitų mano veiklų galima padaryti išvadą, jog aš apskritai stengiuosi tų perskyrų nesilaikyti ir užimti skirtingas roles, net jeigu jos truputėlį viena kitai prieštarauja, neatrodo kaip problema. Ir tada turbūt trejo paskirstimas, arba akademikas tik tai, arba tik rašytas, arba ir rašytas ir akademikas. Tai Mindaugas Kvietkauskas turbūt, filologijos fakultete ryškiausias pavyzdys, kaip Rimantas Kmita irgi šiuo metu dėsto, tai aš nematau jokios problemos užimti ir akademiko ir rašytą vaidmenį. Tokia perskirta dirbtinė atrodo, arba Viktorija Daujotytė į daug metų dėstė, dabar leidžia ir poezijos knygas, tai jokių problemų su to nematau. O dėl savęs paties, tai galbūt man atrodo, jog per ilgai jau buvau universitete, vis tiek be jokios pertraukos į magistrą atėjau ir pagau 6 metai jau pats laikas gal kažką kitą paveikti. Nenorėčiau iš karto eiti į doktorantūrą ir dėl to taip ir pasakiau, nes šiuo metu neįsivaizduoju savęs. Kai bus po keliarių metų, nežinau, nes vis tiek nesu dar labai subrendęs. Na, bet vis tiek dirbi gana atsakingą darbą leidykloje. Bet dar prie leidyklos norėčiau pristoti. Leidyklas Linktis šiuo metu labai sustiprėjusi, leidžia įdomias knygas, bet ar tai nepaverčia tavo kritikos šiek tiek šališka, nes vis tiek tu turi žiūrėti savo autorių, turi būti lojalus savo autoriams. Teoriškai paverčia, nes pastatau savai poziciją, kur atstovauju iškart keliams interesams savo ir leidyklos, bet kaip sakiau, stengiuosi atskirti šios vaidmenis, tarsi 3 asmenys viename, ir kai rašau leidyklos įrašus arba projektus Lietuvos kultūros tarybai, stengiuosi nemąstyti apie kritiką, kai rašau kritiką, stengiuosi nemąstyti apie leidyklos interesus. Ir žinau, kad tai atrodo keistai ir galbūt net įtariai, nes automatiškai galima išvelgti kažkokių paslėptų ketinimų, bet manau, kad aš esu žmogus, kuris daugiausiai parašė neigiamų tekstų apie Slinkčių išleistas knygas, tuo pat metu ten būdamas. Aš paskaičiuoju gal bent 7, apie kurias esu atsiliepęs nepalankiai, tuo tarpu palankiai esu parašęs, gal apie 3 turbūt. Tai labai keistai, nes aš vienu metu ir uždarbiauju leidyklą ir tuo pat metu rašau neigiamas recenzijas. O leidėjas tau nepriekaištauja dėl to? Jis turbūt nėra labai patenkintas, bet manau, mes sutarėm bent jau dėl to, kad mes sutarėm, jog nuoširdumas turbūt yra gera savybė ir turėtų būti vertinama. O tie autoriai, su kuriais, ar tu nedirbi su tais, kuriems esi parašęs neigiamas? Tiesiogiai turbūt nedirbu, bet apie ką, ne. Bet į poezijos pavasario almanachą tai pakviečiau. Beveik visus tuos, apie kuriuos esu neigiamai atsiliepęs. Ir jie atsiuntė tekstą. Išskyrus vieną, kuris iš anksto pranešė, kad man duos tik tai Alvydui Šlepikui. O, tai vis tiek, matai, įtampėlės egzistuoja. Taip. Tu, kai davei interviu Jurgai Palmasonytei, tu sakei, kad tu išsilgęs esi konfliktų. Taip. Bet ar tu tikrovė esi juos tokius rimtesnius
buvęs, įsivėlęs, matęs, kaip tai atrodo, kai skraido buteliai, šukės, ten vieni pjausto kitus, ar tokiuose esi dalyvavęs? Ne, bet aš tokių konfliktų ir nenoriu. Aš gal labiau turiu omeny žodinius konfliktus, bet negyvai, o, tarkim, nežinau, polemikas spaudoj, tas pačias recenzijas. Bet tie žodiniai, aš kaip suprantu, dar esi patyręs iš tokių gal savo bendramžių, bet jeigu kas nors iš autoritetų, iš kokio, pavyzdžiui, universiteto dėstytojų, parašytum tu jiems tokią recenziją, kokią nors nelabai gerą, ir jie tau pasakytų, žinai ką, Martynai, tu esi nebrandus, ar kaip nors panašiai. Ar nesijaustum tada, kažkaip truputį nejaukiai? Taip, jausčiausi ir man būtų truputį liūdna, bet aš kartu ir sutikčiau turbūt, nes tame būtų tiesos. Dar norėjau klausti vėl apie tos autoritetus. Aš, pavyzdžiui, turiu kelis autorius, kuriuos anksčiau labai mėgau, dievinau, garbinau. Pavyzdžiui, galiu išvardinti pavardėm. Marčėnas, Parulskis, Ivaškevičius. Bet šiandien jie man rašo jau ne taip gerai, kaip rašė ten prieš 20 metų, tarkim. Bet aš jiems kažkaip suvokiu kaip visumą, taip holistiškai žmogus gali parašyti jaunystėje geriau, senatvėje prasčiau. Aš jiems atleidžiu tas prastas knygas. Ar tu jiems atleidi? Aš nepykstu ant jų, kad jie rašo prastas knygas. Norėtųsi ir pasakyti ir taip ir ne, nes aš dabar net nebeskaitau, tiesą sakant. Marčėno naujausios knygos nebeskaičiau. Ivaškevičiaus aš ankstyvą nesu skaitęs, tai man kaip ir sunku palyginti, bet Tomo Mūro skaičiau ir man labai nepatiko. Galbūt tos knygos tiesiog yra ne man. Ir tiek. Aišku, kai Marčėnas buvo išleidęs prieš paskutinę ir prieš paskutinę knygas, tai aš jas netgi labai gyniau, atsimenu, su kursioku ginčiausi ir... Aš skaičiau recenziją kažkuriai tavo. Taip, apie nieko nebūsiu surašęs. Aišku, dabar galbūt mano nuomonė būtų mažiau palanki, nes aš ten rašiau apie ją būdamas. Ten buvo mano trečia turbūt recenzija, aš nelabai daug dar tų knygų buvau skaitęs. Sąlyginai palyginusi dabar. Tai vat. Aišku, man keista, kai Marčėno projektas užima ten pirmą vietą Lietuvos kultūros tarybos lentelėje. Čia gal ne naujausios knygos, bet kažkurios buvo, kur labai aukštus balus surenka, bet po to ta knyga išeina ir ji nelabai kam patinka ir atrodo, vau, kaip gerai parašė paraišką, bet... Man atrodo, kad reitingą lemia nacionalinė meno ir kultūros premija truputį. Tai... Parulskis gal, sakyčiau, nuo Marčėno ir Ivaškevičiaus išsiskiria, vis tiek skirtingai nuėjo nuo savo geriausių knygų. Marčėnas toliau tarsi inertiškai rašo, Parulskis viską bando, nuo tokių populiariųjų romanų, prie kitų romanų, prie eseistikos ir panašiai, o Ivaškevičius irgi atrodo prie populiaresnės literatūros taikosi. Labai susidraugavo su influenceriais. Man atrodo, kad tai bet kuriam rašytojui yra žalinga, ar ne, ar aš klystu? Priklauso nuo rašytojo turbūt, bet... Ar yra koks pavyzdys, kuris nesugadino rašytojo, kur rašytojo nesugadino draugystės su influenceriais? Ar daug tokių pavyzdžių apskritai yra? Ne, tai aš galvoju, Kmita gal truputį draugauja su kažkuo tenai, ar ne? Gal, bet tikrai ne tokiam lygmenį turbūt kaip Ivaškevičius. Tikriausiai. Nes Ivaškevičius, tai ar jis bent su kitais rašytais draugauja, aš net nežinau. Draugauja? Draugauja, taip. Ir savo interviu tu dar mini tokį dalyką, kad tave liūdina tos knygos, kurios nėra labai geros, bet jos yra gerai išsklaidintos, išpijarintos, kaip čia dar negražiai, nelietuviškai pasakyti. Aš irgi, man jos nepatinka, tarkim, turiu pavyzdžių, bet dabar nenoriu sakyti šių metų. Man jos ne tai, kad nepatinka, jos man tiesiog neatrodo vertos to viso dėmesio, bet aš esu pastebėjus tokį dalyką savo aplinkoje, kad jie skaito visokie tokie nelabai knygas skaitantys žmonės. Jie girdėjo, jie susidūrė su ta sklaida. Ir tai žmonės ne filologai, aišku, šiaip labai šaunūs puikūs žmonės, turintys ten kitas profesijas, neturintys gal ten kažkokio meninio skonio, bet jie išgirdo apie tą knygą
Ir jie ją skaitė ir jiems, ten taip ir taip, aišku, man ten neatrodo, kad ten labai didelis gali būti meninis įspūdis, bet gerai, jiems padarė įspūdį ir aš galvoju, tai vis tiek yra pozityvus aspektas, kad jie bent jau skaito, žino kažką iš lietuvių literatūros. Ką tu manai apie tai? Aš pritariu, labai gerai, kad žmonės skaito ir kad pastebi knygas. Ir manau, jog nepalankių recenzijų rašymas būtent apie tas knygas netrukdo žmonių skaitimui. Man atrodo, kad gali koegzistuoti šitie du dalykai. Knyga vienu metu būti ir populiari, ir skaitoma, ir tuo pat metu nelabai pripažinta literatūros lauko žmonių. Ir čiagi net tam tikra atsvara. Ir atrodo, kuo knyga populiaresnė, tuo daugiau atsvaros reikia kitą pusę, jeigu jinai nėra ten labai gera. Kad vis tiek praeis kažkiek metų, ta knyga galbūt nebebus tokia populiari ir visų atsiminimas bus tik tiek, kad buvo labai, labai pripažinta skaitytojų. O kur bus kitos pusės nuomonė? Kaip 20 amžiaus pradžioje buvo tokia knyga Genovaitė ir visi davė vardus mergaitėms Genovaitė. Dabar niekas net autorius neatsimena. Bet tas klaida, pats dirbi leidykloje, pripažink, kad egzistuoja ta tokia tendencija, kad autorius klaidą pas mus susikuria pats, jeigu susikuria. Aišku, ne visi ten puola jos kurti, bet leidyklos tame tarsi ir pasyviau dalyvauja. Pritari. O kodėl taip? Va, pavyzdžiui, Slinktis, kodėl nedaro agresyvios klaidos? Tam reikia idėjų, pirmiausia, turbūt ir resursų gerai sklaidai. Tai, kad man atrodo, ten yra visiškai tos nuvalkiotos idėjos, troleibusai, mieste stendai, ten kažkokių idėjų nereikia, užklijuoji žmogus galvą, knygos viršelį ir viskas. Man nelabai spaningai tokias taktikas atrodo. Pavyzdžiui, Vaškevičiaus naujausios knygos, kur ten prie greitkelio milžiniškas stendas. Jo viršelis knygos visai įtraukus, tai gal ir suveikia, bet tada priklausytų labai stipriai nuo knygos viršelio. Bet man atrodo, kad autoriam apskritai turbūt palankiau patiems vykdyti klaidą, nes aš skeptiškai žiūriu į puslapius arba į reklamą, kai už jo stovi ne žmogus, o brandas, tai prekės ženklas. Nes už prekės ženklo nėra žmogaus. Pabandykim pabendrauti su prekės ženklo Facebooko puslapiu ir tas bendravimas bus visai kitoks negu su tuo žmogum, jeigu jis būtų po savo tikrų profilių. Tiesiog taip yra. Tu tarsi pats nužmogėjai, būdamas už pasislėpęs už pavadinimo kokio nors. Už leidyklos pavadinimo, už įmonės pavadinimo ar kažko. Ir kai autorius pats vykdo sklaidą, tai tada ir interakcijos daugiau tarp jo ir skaitytojų, tarp jo ir sekėjų, jeigu tokių yra, viskas atrodo autentiškiau negu tiesiog pamatytum Alma Literas, Linktis, Vaga, Tyto Alba, kurie ten daro kažką. Man neįdomu, aš iš karto prasakoju. Jeigu leidykla dalinasi kažko, tai aš iškart skeptiškai žiūriu. Jeigu autorius pats pasidalino, tai tada norisi tikėti, kad ten kažkiek jo paties yra, o ne tik gudriai, apskaičiuotai, suprogramuotai padaryta reklamėlė. Gerai, bet, pavyzdžiui, Virginija Cibarauskė, kurią tu visai mėgsti kaip kritikė, jinai kaip rašytoja irgi daros, naudoja, pavyzdžiui, Facebook'o, Instagram'o gal profilius ir jinai ten gana egoistiškai deda save. Bet man, pavyzdžiui, tai nėra ta Virga, kuri buvo, kol jinai buvo čia studentė, magistrantė, doktorantė. Man tuo metu jinai buvo įdomesnė, nes buvo kažkokios gyvybės. Jinai įdėdavo ten kažkokių tai vaizdų iš profesorių skaityklos, jinai įdėdavo kažko gyvo, o dabar tai yra tik tai savireklama, kur jinai buvo, kur jinai tūsinosi, kur jinai skaitė, kas ją verčia ir tai nėra labai įdomu, tai, tiesą sakant, tai yra iš vis neįdomu. Atvirkštinis efektas, aišku įdomu, pati Virga yra labai įdomi, bet tas toks reklamos aspektas, jisai truputį atstumia. Tiesa, ir kartais reklama link gyrimosi, jeigu pusės turbūt pasisuka ir tada dar mažiau įdomu būna skaityti. Aš manau, kad tas gyrimas jis yra neišvengiamas, nes rašytojas jisai vis tiek turi informuoti, kur ten jo renginys, kad žmonės ateitų, ta informacija turi būti pateikta. Bet tai pasidaro neįdomu, kai nebelieka to tokio netikėtumo profilyje, kai nėra ten kažkokių kitų nenaudingų įrašų. Nors aš pati to Facebook'o nemėgstu ir man jis... Nežinau, ar tavo kartos žmonės dar labai ten sėdi. Turbūt, kad ne per daugiausiai, bet profilius daugumą turi. Ir
gal užsienį mažiau jisai populiarus pas mus, tai kažkaip atrodo dar visai naudojamas, bent jau vat, renginių dalinimuisi. Konfliktėlių. Konfliktėlių. Konfliktėliais visi pasidalina. Taip. Kokiam nuospaudom, arba ką šiandien gatvėje pamačiau. Tokių vis dar pobūdžio įrašų yra. Man pačiam irgi nejauku per daug būna dalintis. Tikrai būna nejauku dalintis daug dalykų. Tai ilgą laiką mano įrašai buvo tiesiog turiniai žurnalų. Jeigu kažką pasidalinti turiniu, nieko daugiau neparašau. Bet po to teko kelis kartus ir kai rinktinė išėjo Tysliavos, tai teko truputėlį daugiau parašyti. Ir nežinau, nėra labai smagus dalykas ir neatrodo, kad aš mėgaučiausi tokiu influencerio rašymu ir reklamavimu. Na gerai, o Goodreads'uose rašai? Kartais. Ir naršai kartais Goodreads'us, ką kas parašė? Taip. Aš irgi truputį, bet ne per daug. O randi ką nors gero? Bet cypt recenzijų? Bet cypt... Nežinau, ar yra žmonių, kurios Alfonsas Andriuškevičius smagiai labai rašo Goodreads'uose. Labai šaunu būna paskaityti. O taip, labiau seku ne žmonės, konkrečius profilius, kurie rašo, bet žiūriu pagal knygą, apie kurią aš noriu sužinoti. Tai žiūriu, kaip ta knyga priimta, kaip jį apžvelgta. Ypač jeigu tai yra leidyklos knygos, tai įdomu pamatyti, ar daug žmonių perskaitė, ar patiko, nepatiko. O pats tai pradėjau naudoti Goodreads'us tik tam, kad žymėčiausi, ką esu perskaitęs. Man labai patinka fiksuoti peržiūrėtus filmus, perskaitytas knygas. Aš tada, nes vis tiek, kai tie skaičiai tampa dviženkliai, triženkliai, imi pamiršti, ką kada skaitai. Ir taip atrodo, netuščiai gyvenimas, ne, va čia skaičiau šitą dalyką, čia žiūrėjau tą dalyką. Toksai kaip užklasinis sąsiuvinis. Girdėjau, kad Vaiseta irgi teberašo užklasinio skaitimo sąrašą kažkokį. Dar apie kultūrinę spaudą. Taip, apie kultūrinę, gerai, kad pirminė. Kultūrinė spauda. Toksai reikalas, kaip suprantu, tu ją skaitai, nes esi atkreipęs dėmesį į recenzijų skiltis. Aš anksčiau buvau tos nuomonės, kad rašytojas turi būti lojalus vienam arba dviem leidiniams. Geriausia tai vienam, bet jeigu jau labai jau ten norisi, tai dviem. Jau bėdos atveju 3. Ir labai erzindavo tokie autoriai, kurie, pavyzdžiui, ruošiasi leisti poezijos knygą. Ir iš rankraščio išima dalį eilėraščių Nemunui, dalį eilėraščių Litmeniui, dalį eilėraščių Metams, dalį eilėraščių Šatėnams, dalį eilėraščių, nežinau, kad ar kultūros barai. Ir tada tą mėnesį visur jisai, visur. Ir tai kažkaip labai nervindavo. Ką tu manai apie tokius dalinimus? Pritariu. Ne dėl to, kad ne dėl ištikimybės leidiniui, bet apskritai, jeigu leidžia knygą ir pusė tos knygos yra prieinama, tai kokia prasmė bus skaitytojui pirkti knygą ir skaityti tuos eilėraščius, jeigu daug jau galima rasti kultūrinėj spaudoj. Tai vat, suprantu 1 ar 2 publikacijas, pavyzdžiui, kad ir skirtingose leidiniuose, bet jeigu būtų laiko tarpas tarp jų, pavyzdžiui, metų pradžioj papublikuoja, tada metų pabaigoje ir tada dar kitų metų vidury išeina ta knyga, arba anksčiau truputėlį, bet vienu metu daug publikacijų skirtingose leidiniuose, tai atrodo keistai. O literatūros kritika? Jeigu žmogus rašo visur, aišku, pas mus tokių nėra beveik praktiškai literatūros kritikų, bet jeigu jis rašo visur, 15 minučių į, nežinau, ten visus leidinius, į Naują Židinį, į Šatėnus, į Litmenį, į Metus. Aš beveik visur esu rašęs. Taip, aš irgi pasibandžius esu visur. Ta prasme, kad kai pradėjau rašyti recenziją, aš visur rašiau. Paskui mane Jūratė Visockaitė pasisodino, tuo metu Šiaurės Atėnų redaktorė, ir jinai man sako, tu turi būti ištikima Šiaurės Atėnams. Mokino, kaip autorius turi būti, laikytis vientisos kažkokios pažiūrų linijos. Jeigu tavo pasaulėvaizdis ten toks, tai tu tada priklausyk tam leidiniui ir jau būk ištikimas. Bet ar nėra problema tokia, kad beveik visų kultūrinių leidinių pasaulėžiūra yra supanašėjusi? Taip, yra problema. Ir pavyzdžiui, kai moko apie tarpukarį ir ten ta kryptis išleido tą almanachą, tada tie visai kita stovykla tą almanachą kairieji, socdemai, katalikai, ten visokie tokie. Dabargi nėra tokio griežto pasiskirstimo. Taip, tu teisus šitoje vietoje, bet, pavyzdžiui, aš 15 minučių vis tiek atsisakau ir rašyti, ir duoti interviu.
Aš į 15 minučių irgi skeptiškai žiūriu ir net kai turėjau parašyti esė tekstų diskurso kursui, tai aš rašiau būtent apie 15 minučių. Aišku, ten tas tekstas niekur nepasirodys, bet man 15 minučių yra kaip Trojos arklys kultūrinis, kur jie investuoja į savo kultūros skiltį, kad atrodytų visai šauniai ir taip gan, kaip čia pasakyti, solidžiai, bet tuo pat metu jie yra nieko neišsiskiriantis šitas naujienų portalas, nieko negeresnis už El Rytą, Delfi ar kažką kitą. Ne, tai taip, tik tai pagarba, kad jie turi dar tą kultūrinį priedą vadinamą. Kiek tas yra nuoširdu, nes gal jie tyčia investuoja į savo kultūrinį priedą tiek, kad kultūrinis priedas pakeltų viso portalo reputaciją. Čia mano sąmokslo teorija. Gali būt tokia sąmokslo teorija, bet vis tiek aš atsisakau rašyti gal labiau dėl tokio estetinio ir senamadiško požiūrio, kad jeigu aš rašau, tai manęs prašau ieškoti Šiaurės Atėnuose, ir dar gerai, Naujajam Židiny, kuris ne mano pažiūrų žurnalas, bet, tarkim, ten Vincas Mykolaitis Putinas rašė, redagavo, tai aš už tai tenai. Bet man atrodo, kad jeigu autorius yra per visur, tai kažkaip labai, jis toks pasidaro. Tada, jeigu tu gali rašyti visiems leidiniams, tai gal tada tos leidinius reikia sujungti vieną. Bet ar priklauso nuo to, ar jo tekstai visi vienodi, ar kaip nors skiriasi. Pavyzdžiui, rašau recenziją, skaitau ir aš ją tiesiog įsivaizduoju kažkur. Nėra taip, kad aš atsitiktinai išsirenku leidinį, nebent būna paprašytas. Pavyzdžiui, Vilnius Review, tai jis užsako recenzijas ir ten jau neprilyginčiau dabar lietuviškiam kultūros leidiniam, nes čia visai kita auditorija orientuotas, bet, tarkim, parašiau recenziją, ir aš ją įsivaizduoju židinį kažkodėl. Ir tada noriu židinį pasiūlyti. Arba parašau nebe recenziją, kažkokį straipsnį ir aš jį įsivaizduoju būtent Šatėnų kažkurioje skiltyje. Tai pavyzdžiui, kai buvo apie Pukytės tą pjesę. Arba dabar Šatėnuose turėtų išeiti apie Miškinio premiją. Aš skaičiau tą tekstą, žinau. Tai va. Nebijai? Ne. Aš tai bijau truputį. Dabar, kai almanachą sudarinėjai, tai galiu savo leisti. Supratau. Bet, tai va, tiesiog įsivaizduoju tą tekstą būtent ten. Ir dažnai tai nulemia, jeigu nieks nebūna paprašęs, tai vat, plus turbūt daro įtaką patirtis jau, bendravimo patirtis su to leidiniu. Pavyzdžiui, su vienais leidiniais buvo sklandesnis bendradarbiavimas ir tada norisi toliau su jais bendradarbiauti, su kai kuriais buvo nesklandus ir tada galvoji, kad aš į šitą leidinį turbūt net nebebandysiu siųsti ir taip ir darau. Tai dabar vis tiek daug Šatėnai, Litmenis ir Židinys, bet Šatėnus įsivaizduoju tokius straipsnelius labiau, o nuo recenzijos pobūdžio priklauso, kuriam žurnale atsidurs. Tai vat, tai dar nuo to priklauso. Bet jeigu autorius visur vienodai rašo savo stilium, vienodas recenzijas, tai tada tikrai atrodo keistai, kodėl jis visur jas siuntinėja. Dar būna, kad vieni atmeta ir tada siunčia į kitą. Taip, yra tai buvo, bet aš to nematau nieko blogo turbūt. Jo, aš irgi teksto priklauso, bet yra tekstų, kur vieni atmeta, kiti sako, kad labai geras, labai norim. Tai kartais sunku prognozuoti, kaip bus. Dar kažką norėjau apie šitą pridurti, bet turbūt pamiršau. Apie tą per visus leidinius rašymą. Gal kartais, bent jau aš kai pradėjau rašyti, aš nenorėjau būti tapatinamas su vienu leidiniu. Būtent kažkaip man atrodo, kad nelabai smagu būti to vieno leidinio žmogum. Norėjusi išlaikyti tokią tarsi laisvo ar nepriklausomo rašančiojo poziciją, kur tai ten, kad nieks nesisavintų. Taip, supratau. Visai gerbtina pozicija. Dar kažką norėjau klausti. Gerai, prisimenu. Tai ką dabar daryti su visa lietuvių literatūros kritika? Ar tavo aplinkoje tarp bendramokslių yra daugiau tokių, kurie norėtų rašyti recenzijas? Kurie norėtų rašyti, ar jau rašo? Kurie jau rašo ir kurie galėtų rašyti recenzijas. Yra, tai pavyzdžiui, Deividas Varanius ne per dažniausiai parašo, bet man visos jo recenzijos labai patinka. Mes buvom kurso draugai
bakalauro studijose. Deividas Varanius, jis turi ir prozos kažkokį. Jis turi ir prozos, ir truputį poezijos, bet man mėgstamiausi tekstai yra būtent recenzijos. Bet šiaip man apskritai mėgstamiausi tekstai dažnai būna recenzijos kultūriniai spaudoj, tai čia. Ir visus skaitai labai kruopščiai, aš tai kartais. Oi, kai turiu mažai laiko, tai dažniausiai ne, tai gal priklauso nuo knygos, kurią recenzuoja, bet kartais stengiuosi pasivyti. Tada atsidarau ir senesnių numerių recenzijas perskaitau. Tai va, Deividas Varanius. Eglė Ambrožaitė rašo recenzijas, pradėjo ne per seniausiai, jau gal kokias 3-4 turi. Tai ir vis dar bakalauro studijose studijuoja. Linas Daugėla rašo daug recenzijų, bet man jis vis tiek labiau poetas negu kritikas. Nesu fanas, didelis. Man tai vertėjas visai. Tai aš džiaugiuosi, kad jis atranda kitas veiklas negu tik recenzijas, nes nebūtina visko veikti vienu metu. Kam tai daryti? Tada šių metų knygų apdovanojimuose buvo nominuota Ugnė Žemaitytė. Semiotikos studentė rašo irgi recenzijas. Tai yra jaunų žmonių, kurie rašo recenzijas, tik reikia jų gal pamirštam gal juos greit ir jeigu retai spausdinasi, tai tada sunku gal išvelgti tą kartos visą bendrą paveikslą. Bet matai, universitete rašo žmonės recenzijas, o išėję iš universiteto kažkaip nueina kitur, randa kažkokių geresnių užsiėmimų. Ar nėra tai susiję tik tai su to, kad kol studijuoji, kol esi šitoje aplinkoje, tai tada tos recenzijos kažkaip rašosi? Gal, bet dabar kai pagalvoju, kokia veikla universitete tiesiogiai skatina rašyti recenzijas, išskyrus literatūros kritikos kursą. Tai yra tas vienas kursas, per kurį visi bent vieną recenziją parašo, bet be to kurso, tai kaip ir nieks neskatina to daryti ir nereikalauja. O kaip tu įsivaizduoji tą skatimą, kas tai galėtų būti? Nu, nežinau, nieks papildomų balų turbūt net, nors šiaip, man atrodo, kad ginantis bakalaurą galima gauti +1 balą už publikacijas kultūriniai spaudoj, man atrodo, kad aš gavau. Taip spėji? Nespėju, bet nežinau, nes ten ir konferencijas ima ir viską apsvarsto, tai tiesiog surašai visus savo atliktus dalykus ir tada prideda tą 1 balą. Gal daugiau skaito naujų knygų, kai būna universitete. Vis tiek, jeigu dirba, tai galbūt mažesniu etatu, studijos vis tiek susijusios su literatūra, tai gal kažkaip aplinka ir nuotaika tokia, kuri skatintų prie naujų knygų dirbti. Nežinau, pažiūrėsiu, kaip man bus, kai išeisiu. Nu, aš tave, matai, truputį provokuoju, noriu tos strategijos išgauti, ką daryti, nes tų kritikų kaip ir nėra, čia ten, žinai, nėra ką rinkti, nedaug tų pavardžių. Kas turėtų įvykti, kad jie rastųsi, kad tos recenzijos būtų kritiškos. Tu pats Poezijos pavasario almanacho anketoje užduodi klausimą apie 3 nemėgstamiausius poetus. Kas būtų, jeigu literatūros bendruomenė garsiai ištartų savo visas antipatijas? Kai sakau nemėgstamiausius poetus, tai čia neturiu omeny kaip asmenybių, o jų tai kūrybos. Suprantu. Taip, patikslinu, kad neatrodo tai, kad aš klausytojai noriu, kad ad hominem pradėtų sakyti. Čia galima grįžti prie to klausimo apie kerštą ir tokius neadekvačius pasišakojimus prieš kritikus. Aš taip norėčiau tikėti, kad jeigu mes normalizuotume kalbėjimą apie tai, kas tau nepatinka, tai galbūt ir nekeltų tokių aštrių reakcijų neigiamas recenzijos, taip. Gal nebūtų tų išpolių tokių didelių, jeigu čia būtų mums įprasta ir normalu. Ir tai va, čia mano tokia naivi viltis, kad galbūt tai tiesiog pagerintų emocinį klimatą. Nors skamba kaip pablogintų, taip, bet iš tikrųjų mes visi žinom mintise, kad neįmanoma visiems, kad patiktų ta pati poezija. Taip. Nu. Jeigu kiekvieno Poezijos pavasario almanache būtų privalomas punktas pasakyti 3 pavardės poetų, kurių kūryba tau nepatiko šiais metais, tai man atrodo, kad reikalai tikrai pasitaisyti. Bet privaloma, jeigu nori spausdintis eilėraščius, tai būtinai išvardinti 3 antipatijas. Gal tada pasitaisytų kritikos padėtis? Gal, plus žmonės ne tik pamastytų, kokie jiems nepatinka, bet turėtų pamastyti ir kodėl. Ir turėtų perskaityti, kai yra poetai, žinok, nieko neskaito. Būtent, ten esė, kur rašiau ir iškėliau šito klausimo idėją, tai esmė, pagrindinė mintis ne tik, kad mes nekalbam, bet mes ir kartais neskaitom, nedaug tų knygų skaito, tai čia turėtų ir skaityti, ir įvertinti, ir dar argumentuoti, kodėl
taip galvoja, čia visiškas smegenų mankšta. Būtų labai gerai. Na kągi, Martynai, tai ačiū tau už pokalbį ir linkiu, kad pipirų būtų ir druskos, ir krienų, ir garstyčių. Ačiū. Ar galiu aš jūs tiesiog kartu nufotografuoti? Žinai, aš apsirengiam. Apsirengiam, dabar turime eiti. Tik norėjau, apsirengiam. Mėtytis sniegu. Labai labai ačiū, noriu pasižiūrėti. Labai faina. Ačiū. Gerai, tai ačiū Jums. Ačiū labai. Visą. Ačiū. Taip. Taip.